Labas. Šiandien su tavim pakalbėsiu tema apie endometriozę, bet tai bus istorijos įrašas vienos moters, kuris sutiko su mumis apie tai pasidalinti. Tai yra jos tikrai ilgas, nueitas, sunkus kelias. Ir dėl ko aš pagalvojau ją pakalbinti, todėl kad galbūt tau, o galbūt tu žinai, kam aktuali ši tema ir šitas visas kelias galbūt sutrumpės dėka to, kad šiandieną pasidalinsim tikrą realią vienos moters istoriją. Bet prieš įeidama į temą, kaip visada, prašau ir prašysiu ir iš anksto dėkosiu, jeigu dar nesate užsiprenumeravę šito kanalo, tiesiog paspauskit užsiprenumeruoti. Mums labai labai padedat augti. Dėkojam. Tai ką, pirmiausia pakalbinsiu Ernestą, kuri pasidalins savo tikrą istoriją. Ir vėliau, kaip visada, Eglė Žemkauskienės, vaistininkės, komentaras bus prie šios temos. Tai ką, labas Ernesta. Labas. Labas, labai labai tau dėkoju, kad tu sutikai. Ir žinai, pirmą kartą, kai aš girdėjau tavo istoriją ir tokią prailgintą, tai aš galvoju, vau, kokia jinai stipri ir galinga. Nu tikrai ją reikia mums išleisti į pasaulį ir kad pasiektų žmonės tie, kurie ieško tų sprendimų ir kad tai įmanoma. Tai aš labai taip optimistiškai dabar įėjau, bet aišku, ta pradžia žinau, kad buvo tikrai tokia ganėtinai sunki. Tai Ernesta, koks buvo tavo nueitas tas kelias, kol sužinojai apie diagnozę endometriozę? Tai tiem, kurie klausys, iš tikrųjų trumpą įvadą ir aš padarysiu. Andžela, ką tu paminėjai, tai dalintis šią temą nėra lengva ir nemanau, kad ir bus lengva kažkada tais. Todėl, kad tu grįžti visada į tą būseną, kurioje buvai. Tai mano istorija per jausmą galbūt daugiau tokia einanti, nes man dar būnant 16 metų jau buvo simptomatika. Aš dabar tai puikiai suprantu, bet žinote, tais laikais niekas nekreipė dėmesio į paauglę, nuvežė į ligoninę, ten vaistų kažkokiu suleido, išleido, vėl ateina ciklas ir vėl tu vargsti ir vėl tas pats, ta prasme, tai čia normalu, kaip sako. Bet turbūt man toje istorijoje, kol dar viskas pradėjo eiti link tos ligos, pačioje pradžioje man jau būnant 18 pradėjo kalbėti apie nevaisingumą. Ir man jokia jaunai, kai pradeda tau sakyti, kad greičiausiai tu tų vaikučių galbūt ir neturėsi, nes tavo ginekologija per tos kelis metus nuo tos simptomatikos yra suprastėjusi. Ir iš pradžių man galbūt nefiksavo pačios endometriozės, bet buvo užuomazgos cistos, įvairūs kitokie dariniai, kuriuos pastoviai operuodavo jau ir jaunai. Tai buvo išbandytas tuo metu taikomas medicininis kelias, bet jis rezultato tokio nedavė. Tai visa simptomatika ir visas suprastėjimas prasidėjo tada, kai aš pagimdžiau iš tikrųjų antrąją dukrytę. Tai vat dėkingumas didžiulis tas, kad aš iš tikrųjų ir esu ta, kuri susilaukiau vaikų, nors man prognozavo kitaip. Ir mano vaikučiai buvo pametinukai. Tai praktiškai, kai antroji dukrytė buvo tik metukų, va tada man endometriozė jau kaip smogė. Ir dar kol man ją atrado, tai užtruko 3 metus. Bet tie 3 metai, tai va dabar žiūrinčias ir kreipsiuosi, ta prasme, tas periodas, skausmas, lėtinis nuovargis, tas skausmas praktiškai iš pradžių būdavo periodinis, po to jis tapo nuolatinis. Kiekvieną dieną tau skauda, tavo vaikai maži, o tau skauda, tavo apvaržytas judėjimas. Praktiškai mano atveju daug vaistų vartojama, vieni, kiti netinka, antsvoris atsirado. Ir to pasekoje, man būnant nepilnai 31 metų, netgi pripažinta vidutinio sunkumo depresija. Ir dabar tai viskas suprantama, todėl kad tokio krūvio šitos simptomatikos pavežti yra labai sunku.
nes moteris, kurios susiduria su šia liga, jos iš tikrųjų irgi praeina šitą tokią vat kelionę nesmagę. Tai va, tai man 2016 metais jau oficialiai rado ir pripažino tą diagnozę, bet iki tol, kol pripažino, tai aš, nu, va, kaip tu sakai, turėjau turėti labai daug pastangų, kad ją man surastų, nes, nu, tas skausmas buvo labai didelis, kuris iš tikrųjų vargino. Nu ir ką, ir po 2016 metų, kai man išoperavo, po poros metų man vėl atsinaujino. Tai tada tu supranti, kad nu, ta kelionė tavo kažkokia netokia. Ir, ir tada tu supranti, kad reikia kažką šitam gyvenime daryti kitaip. Nes mano diagnozė buvo, kad tau 40 bus išimama gimda. Tai galvojau, jeigu vaikus pavyko pagimdyti, nu tai gal išvengsiu ir šitą. Tai jeigu trumpai, nu turbūt taip. Ir žinai, tu buvai dar paminėjus, aš nežinau, ar dabar šitaip daro, gal yra tradicinė medicina ar kažkaip kitaip pažengusi, bet tu, kai buvai ar ne 16 metų, sakei, kad tau kontraceptikus jau buvo išrašę. 16 dar ne, bet 18 iš karto. Tik su 18 iš karto, tas, nu, kol pilnametystės nebuvo, nerašė, o tada jau rašė kontracepciją, aiškiai, jinai man nelabai tiko. Ir iš tikrųjų aš buvau paskui jos vėl atsisakiusi, bet kai aš jau jos neturėjau, tai automatiškai man visa simptomatika vėl grįždavo. Čia tiesiog gal norėjau šitą užakcentuoti, gal ir Eglutė šiek tiek pakomentuos apie kontracepciją, kad tai nėra labai jaunam. Šiuo metu aš esu atsisakiusi kontracepcijos visiškai, ta prasme, yra kitų būdų, aš jos atradau, kaip galima gyventi pilnai cikle moters. Gerai, Ernesta. O kaip tu manai, bet nuo ko viskas prasidėjo keistis? Pas tavęs, bet tiesiog asmeniškai. Kas įvyko tokio? Aš manau, kad man, žodžiu, 2018 metai man buvo patys turbūt sunkiausi gyvenime, nes tuo metu man buvo 4 operacijos. Tai aš supratau, kad ir paskutinė buvo gruodis. Ir kai aš klausiu, ar man čia jau gerai bus, tai buvo, pavyzdžiui, 2 kartus endometriozė operuota, 1 kartą apendicitas, bet čia viskas yra susiję. Ir 3 buvo vėl ginekologinė, endometriozės pasekmė, ten dar, žodžiu, kiaušidė. Ir tu supranti, kad gydytojas tau sako, kad, nežinau, gal po 3 mėnesių, gal po pusės metų tu vėl čia atsidursi. Ir aš nespėjau atsigauti. Ir aš taip galvoju, ir aš nesidomėjau, kas tai per liga, man iki tol buvo, pasako diagnozę ir pasako diagnozę. Ir pokytis prasidėjo būtent tą akimirką, kai aš nusprendžiau prisimti turbūt visišką atsakomybę už savo sveikatą. Aš priėmiau sprendimą išeiti pagaliau iš aukos pozicijos, kad aš čia tokia vargšė, padėkit man, čia man yra blogai, bet pati nieko iš tikrųjų kažko tais ir nedariau tokio, kad aš išvengčiau tų problemų, kurios būdavo, ar ne, ir tų skausmų. Tai mano kelias prasidėjo nuo šito ir tada jau atėjo automatiškai domėjimasis, gilinimasis, eksperimentavimai, bandymai kažką tais tiesiog įvesti, žiūrėti, kaip keičiasi mano kūnas. Aš buvau pamiršus absoliučiai apie savo kūną, tarsi signalus, jų siunčiamus jų ir kažkokius tai, vėlgi, pokyčius daryti, kurie vestų tą kokybę gyvenimo. Nes labai lengviausia buvo išgerti tabletę, išsioperuoti ir laukti kito. Ir žinau, kad daugelis moterų taip gyvena, bet toje būsenoje, kai tu esi išsekusi nuo nuolatinės tos simptomatikos, tu nematai to spindulio, net prošvaistas, kur tau kitaip, toks užburtas ratas medicininis gaunasi. Aš esu už mediciną, viskas yra tvarkoj, jinai labai padeda prie šitos ligos, ypatingai dabar labai daug naujovių yra. Bet dažnu atveju tas prisėmimas atsakomybės gali duoti rezultatą. Supratau. Ir tu buvai paminėjusi, kad pas tavęs tokie 3 svarbiausi akcentai dalykai susidėliojo gyvenime, nuo ko tu pradėjai ir pradėjo keistis tavo sveikatos būsena. Tai noriu tiesiog apie tuos 3 esminius dalykus, kad šiek tiek papasakotum klausytojams ir suprastum, apie ką mes čia.
Aš įvesiu truputį iki tų 3 dalykų, tai, kaip tu minėjai pradžioje, kad yra trumpesnis kelias, o aš praėjau ilgiausią. Tuo metu, kai pradėjau domėtis, kas tai yra per liga, niekas nekalbėjo apie mitybą, kuri gali pakeisti tavo gyvenimą prie šios ligos. Lietuvoje to nebuvo. Tai aš susiradau Vokietijoje centrus endometriozės gydymo ir ten pirmas, kas buvo, kad pradėkit keisti savo maistą, kokį jūs naudojate. Na ir ten man atsivėrė Pandoros skrinė, žodžiu. Tai aš praėjau labai sunku kelią ir tos, kurios pasiryžti tą dalyką daryti, nuspręsti, tai žinokite, tai duoda didelį rezultatą, bet man prireikė beveik 5 metų, 2 metų griežtai laikytis tam tikrų mitybos rekomendacijų, bet po 5 metų aš jau atsipalaidavau, man jau 3 metai yra kaip nediagnozuojama visiškai jau endometriozė, aš esu kaip sveika, sakykime taip. Tai pirmus metus aš negalėjau to patikėti, antrus metus man tai atėjo patvirtinimas, bet mano savijauta visai kitokia yra. Tai mityba yra pirmas dalykas, ties kuriuo ir pradėjau dirbti, ir jinai yra galingiausias ginklas šiai dienai. 2 metus aš taikiau stipriai prieš uždegiminę mitybą, labai daug buvau atsisakiusi produktų, labai įvedžiau daug naujų. Ir mano kelias, kodėl sakau, buvo sunkus, nes man reikėjo gaminti savo ir šeimai atskirai. Ir labai daug domiuosi apie mitybą, edukuoju, kalbu apie tai, dabar holistikos institute studijuoju tai toliau, nes tai mane atvedė į sveikimo kelią. Ne jau į patį finalą, bet į sveikimo kelią. Na ir aš, kai valgau, stebiu save, įvedinėju vienus kitus, nes iš tikrųjų aš valgau viską dabar. Tikrai viską, apie sveikus produktus kalbu. Ir man yra svarbu tas balansas. Antrą dalyką, ką aš įvedžiau, ir čia irgi sutrumpėja mūsų kelias, mes turime įjungti judesį. Ir priklausomai nuo amžiaus, kuriame moteris yra ir serga šitą ligą, jai turi būti atitinkamos tos treniruotės, tas judėjimas įtraukiamas, vėlgi priklausomai koks kūno svorio kompozicijos sudėliojimas yra, nes aš turėjau antsvorį ir mano judėjimas buvo iš pradžių tik vaikščiojimas, kiek vėliau jungiau ten aktyvesnės treniruotės, bet nepamirškim, tada man buvo 30 metų. Šiuo metu aš esu gerokai vyresnė, mano treniruotės irgi yra pasikeitusios, bet judėjimas yra tai, kas yra išlikę iki šiol per tuos 8 metus, kaip antras mano svarbiausias punktas, kurį aš taikau savo gyvenime balansų išlaikyti ir kad nebūtų tos endometriozės, nes yra darbas, kad netgi skausmai palengvėtų būtent prie šitos ligos. Ir trečias dalykas, ką aš esu įsivedus, tai yra tam tikra papildų grupė, nes su maistu dėja nepavyksta visko suvartoti, gyvenam gyvenimo aktyvų, mes dabar jau esam 3 vaikučių šeima, žodžiu, mano pokyčiai atvedė mane į tai, kad aš susilaukiau dar ir sūnaus po 10 metų. Tai turime dar ir 3 vaikutį, kuris tikrai mano indėlio dėka, mano pokyčio, mano atsakomybės prisėmimo dėka atėjo iš į gyvenimą ir, turint tiek vaikų yra tempas didžiulis, todėl aš iš tikrųjų naudoju tam tikrus papildus. Jau 3 savo pokyčių metais pradėjau domėtis, ko man reikėtų. Tai gal truputį paminėsiu, kas yra tas mano top 3. Tai aš stengiuosi, aiškiai, su maistu tą suvartoti, bet kiek trūksta pasipildau, tai be abejo omega 3, nes tai yra pats stipriausias prieš uždegiminis papildas, kuris duoda man patį didžiausią rezultatą. Ir jis buvo pirmasis, kurį įsivedžiau. Ir aš jo tikrai vartojau pradžioje daug daugiau, ta prasme, nerekomenduojama dozė, tikrai daugiau negu virš gramo. Šiai dienai man gramo užtenka omega 3 riebiųjų rūgščių, kad aš galėčiau palaikyti sveikatą. Toliau aš įsivedžiau kryžmažiedės, žodžiu, daržovių, ten irgi ar ne yra papildas, kuris man leidžia, ko aš nesuvalgau, pasipildyti, tai yra fitoestrogenai, kurie reguliuoja būtent estrogeno perteklių mano organizme ir leidžia vėlgi nesusidaryti dariniams, apsaugo mane. Ir trečias, ką aš naudoju, tai yra mineralai, vitaminai, ypatingai, kur yra chromo, cinko, seleno, folio rūgšties. Tai šitie visi leidžia man 3 dalykai būti sveikai. Tiesiog sveikai, aš dabar tik taip galiu traktuoti. Super, super.
Nu, labai tokia šviesi, optimistiška pabaiga ir ne tai, kad pabaiga, bet tai yra jau viso gyvenimo būdas. Jeigu norisi Taip, jaustis gerai, tai tu turi dėti pastangas. Tai tu esi va tas pavyzdys, kad tai yra įmanoma, kai prisiemi tą atsakomybę. Tai dabar, ką tu viską paminėjai, būtent mitybą, sportą, maisto papildus, tai atrodo, žmogus daug ką gali jau pats, ar ne, pasikoreguoti, susitvarkyti ir tą mitybą, ir sportą įsivesti. Dabar dėl papildų, tai yra maistinių medžiagų papildymo, šiandien norėsiu pakalbinti vaistininkę Eglę Žemkauskienę. Labas, Eglute. Labas, Andžela, sveika, Ernesta. Ir labai labas. malonu girdėti tokią optimistinę patirtį, nes tikrai aplinkoje labai daug girdžiu moterų, kurios vargsta su šita sveikatos būtent problema. Ir man atrodo, kad tai yra auganti mūsų visuomenėje problema. Taip, aš tikiu. Tai būtent endometriozės tema mes esam padarę su vaistininkė Eglute jau netgi atskirą įrašą. Ir ten esam išvardinę, kokios maistinės medžiagos padeda, kodėl rekomenduojamos. Tai prie šito video taip pat irgi pridėsim būtent šitą įrašą, kad jūs galėtume dar ir atskirai pasižiūrėti. Bet šiandieną aš labiau, Eglute, tavęs norėčiau paklausti apie tai, kad, sako, valgau aš sveikai. Ten ir stengiuosi, ir gaminu, ir visko. Ir vis labiau man norisi pakelti tą klausimą, kad ta maistinė vertė to mūsų maisto šiais laikais yra labai labai sumažėjusi. Ir kai kurių elementų visiškai nėra. Tai vat norėčiau, ta prasme, ten kruopelytės. Tai tiesiog norėčiau, kad tu pakalbėtum, kodėl reikia papildyti tą maistą mums. Tai dar ypatingai, jeigu turim kažkokias problemas, kaip šiuo atveju endometriozė. Nes Ernesta tai galėtų tik tai valgyti, tą maistą prisižiūrėti, ar jai to pakaktų. Tiesiog. Labai labai geras klausimas. Kai žmonės atsako arba jie tiesiog diskusijos metu pradeda pasakot, kaip jie sveikai maitinasi, aš visada paklausiu, kas jų akimis, jų žiniomis, kas yra tas sveikas maistas. Paprašau tiesiog papasakot, ką jūs turite galvoje. Valgote sveikai, tai išvardinkit. Keletą, nereikia visos savaitės atsukti atgal, kad su smulkmenom viską išvardinti, bet tiesiog abstrakčiai, ar ne? Kas yra jūsų pusryčiai dažniausiai, kas yra jūsų pietus, vakarienė, kokias daržovės jūs valgot, kokius vaisius jūs valgot. Tiesiog ir padarau pauzę, leidžiu žmogui atsakyti. Ir tikrai dabar galime įsivaizduoti, ką tas žmogus atsako, ar ne? Iš kur perkam daržoves? Turbūt iš prekybos centrų, tikrai nevažiuojam į šiltus kraštus ir ten neprisivalgom kas kiekvieną sezoną ar kas mėnesį. Arba valgom mišrainės visokias, marinuotas, ne, su actu. Arba kažkokias šaldytas troškinam, dažniausiai verdam sriubas. Tai vėlgi reikėtų tiesiog žmogui vėl paklausti, aš labai mėgstu paklausti, ar tu domėjaisi, kaip šiais laikais yra auginamos tos daržovės. Koks jų kelias iki tos parduotuvės, kom jos apdorojamos. Juk tos informacijos yra apstu. Ir tikrai per savo paskaitas dažnai naudoju tokias skaidres, kaip rodau, kaip auginamos salotos ant sienų, ant lentynų, kaip auginami pampersuose pomidorai, agurkai, kaip ūkiuose auginamos yra žuvys ant kombinuotų pašarų, ne krilius minta ir taip toliau ir panašiai, kaip mūsų, tarkim, gyvulininkystės ūkis, ar ne, kaip anksčiau laisvai ganydavosi gyvuliai laukuose, valgydavo žolę ir čia nenoriu išsiplėsti, ar ne, ir vištos laukuose lakstė po laukus ir kaip dabar auginama yra viskas ant kombinuotų pašarų, viskas ant dirbtinos saulės šviesos po lempą, tiksliau, ir
Ta prasme, kad ta maistinė vertė dėl to ir yra kritusi ir tu valgydamas tą pomidorą ar tą salotą, tu teoriškai turėtum gauti to ir to. Bet negauni, nes tiesiog nėra tame maiste, nes nebuvo dirvos. Visą tai turėjo ta daržovė paimti iš dirvos. Tokia yra grandinė. Ir kadangi viskas ant trąšų yra daugiausia auginama, jeigu kalbam apie prekybcentrius ar ne, tai mes tiesiog neturime šansų susirinkti. Ir vasaros tie keli mėnesiai, jeigu mes turim savo sodą, savo daržą, vasaros tie keli mėnesiai neužtikrina, kad mes negalime privalgyti per 2-3 mėnesius visiems metam į priekį. Nesikaupia visi vitaminai ir mineralai pusiai metų, neprivalgysi, ar ne? Ir kad vėlgi sugrįžti prie tos, trumpai prie tos esmės, kas yra ta endometriozė, dėl ko jinai kyla, tai reikia žiūrėti, plačiai reikia žiūrėti. Tai nėra kažkokios vienos vietos problema, tai yra plačiai. Ta priežastis yra apimanti labai daug dalykų. Tai pavyzdžiui, hormonų disbalansas, ar ne? Tai vėlgi, jeigu mes kalbam apie tą mitybą, mes ne tik, kad negauname su maistu reikiamų medžiagų, kurios veikia prieš uždegimiškai, būtent nes uždegimas vienas iš kaltininkų yra, dėl ko endometriozė atsiranda, bet mes gauname dar ir teršalų, tokių kaip, pavyzdžiui, dioksinas, vienas iš tokių plastiko ar nelikučiai, ir būtent jie sukelia tą hormonų disbalansą. Kitas dalykas, kepenys mūsų detoksikuoja mus nuo hormonų pertekliaus. Jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoks perteklius, kepenys suskaido tos hormonus ir pašalina, bet jeigu mūsų kepenys yra užterštos, o jos yra nuo ko užterštos? Nuo šlamštmaisčio, nuo žalingų įpročių, nuo streso didelio. Ir vėl tada nuo vaistų. Taip, nuo vaistų. Biški kas ir jau skauda galvą ir iškart tabletė. Tikrai mes vartojam tiesiog vaistus per daug. Ir tas detoksikacijos sutrikdymas irgi reiškia hormonų disbalansą. Ir vėl tai yra hormonų disbalansas viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko atsiranda endometriozė. To pačio vitamino D trūkumas sukelia hormonų disbalansą. Vitaminą D, ačiū Dievui, mes jau jį vis dažniau girdim, tyrimus pasidarom ir vėl ten su juo dar labai labai daug dalykų iš tikrųjų ir neaiškių ir dar jis vis tyrinėjamas. Bet ką mes galime tikrai pasakyti, kad endometriozei labai prisideda uždegiminiai procesai organizmo. O mes šiuo metu galima įvardinti, kad valgome uždegiminį maistą. Daugumoje atvejų. Uždegiminis maistas tai yra perdirbtas, pašildytas, su nesveikais riebalais, su, tiesiog tas grinai nešviežiai pagamintas, bet konservai, ne visokie, tas, kurį mes vis dažniau ir dažniau renkamės ir savo vaikam duodam. Uždegimą kelintis maistas, kaip aš vadinu, žodžiu, pirmas dalykas, ką reikėtų padaryti, ir ką padarė Ernesta, kai sako, ten išgirdo, ar ne, kad reikia mitybą keisti, tai jinai tiesiog išgyvendino uždegimą kelinti maistą. Atsisakė uždegimą keliančio maisto. Ir vien tik tai atsisakymas uždegimo keliančio maisto jau yra laimėjimas. Vien tik tai. Toliau, pavyzdžiui, imuninės sistemos sutrikimai. Vėlgi, jeigu imuninė sistema veikia kaip laikrodukas, ji pašalina tas ne vietoje atsiradusias endometriumo ląsteles, kurios ir sukelia endometriozę. Tai mūsų imunitetas jas sugeba sugaudyti ir pašalinti, kad jos nenueitų į žarnyną, nenueitų į plaučius, netgi gali nueiti ar ne, į pilvo sieną. Ir ta prasme, imunitetas irgi tą reguliuoja. Bet jeigu jisai užsiėmęs kitais dalykais, jeigu jisai yra nusilpęs, jam trūksta resursų, tai jau jam ten ta endometriumo pabėgusi ląstelė jau jam yra 5 vietoje, jeigu ne 10. Jau nebe čia fokusas. Ir pavyzdžiui, ir tas pats stresas, kaip minėjau, ar ne, irgi jisai ir uždegimą kelia, ir imunitetą kerta, tokie dalykai suma sumarom susideda ir mes realiai galim sakyti,
jeigu turime palankęs sąlygas endometriozei vystytis, nu, tai žodžiu viskas ir bujoja. Ir kalbant apie pakaitinę tą hormonų terapiją, apie hormoninį gydymą kontraceptikais ar ne, ir ką galime pasakyti, būtent kodėl nėra taip jau viskas labai gerai toje vietoje, kodėl geriau vengti šito gydymo. Nes svarbiausias dalykas, kad šitas gydymas hormonais jis nesunaikina pačios ligos. Jisai nesunaikina pačios ligos, jisai daugiau šitas gydymas yra simptomatinis, kad palengvinti simptomus, kad tiesiog maskuoti, kad moteris gerai jaustus, ar ne? Bet jeigu neturėtų šalutinių poveikių, tai gal sakykime, ir tegu maskuoja. Vis geriau gyventi, ar ne, vis lengviau. Tegul maskuoja. Bet jeigu mes kalbam apie krūvą šalutinių poveikių, susirašiau, kad nepamirščiau kažko tokio iš svarbesnių. Tai pavyzdžiui, trombozių rizika. Tai yra krešulių atsiradimas. Tai gali baigtis ir staigia mirtimi. Trombozių rizika, padidėjęs kraujospūdis, krūties vėžio rizika padidėjusi, kaulų tankis mažėjantis, miego sutrikimai, gleivinių išsausėjimas, makšties duoda infekcijas įvairias ar ne, ir paskui vėl gydymai. Jau nekalbant apie nuotaikos vyravimus, tai yra labai labai tokie svarbus šalutiniai poveikiai, kuriuos duoda būtent tas hormoninis gydymas. Ir esmė, kad priežasties neišsprendžia. O maisto medžiagos, maistinės medžiagos, maisto papildai iš maisto grandinės, nes aš visada sakau, kad maisto papildas nėra lygu maisto papildas. Aš kalbu ir labiau visada rekomenduoju rinktis maistinės medžiagas, maisto papildus iš maisto grandinės. Tai reiškia natūralius paimtus iš maisto. Ir būtent maistinės medžiagos, mineralai, kas yra maistinė medžiaga, dar trupučiuką, atsiprašau, pamiršau paminėti, kad pavyzdžiui, žmonės, kaip ir Ernestas sakė, žino vitaminai, mineralai, kaip ir viskas aišku, nežinom ten keletą, tokių žmonės tikrai visi žino geležį, seleną ir cinką, dar žinau, kad pasirodo ne visi žino, labai tikrai vaistinėje nustembu, kad labai daug žmonių dar nežino, bet pavyzdžiui, kas yra maistinė medžiaga? Pavyzdžiui, pomidoro dažas, likopenas, pavyzdžiui, ar ne? Tai čia yra irgi maistinė medžiaga, kuri yra lygiai taip svarbi kaip vitaminas ar mineralas, lygiai tokios pačios svarbos. Arba, pavyzdžiui, omega-3 riebalų rūgštis. Tai irgi yra maistinė medžiaga. Ir būtent maistinės medžiagos, jos sprendžia priežastį. Tai reiškia, kad nesimptomiškai tvarko, ne paviršiui kažkur, bet sprendžia priežastį. Tai reiškia, neleidžia kilti organizme uždegimam, padeda kepenim ir organizmui detoksikuotis, subalansuoja hormoninę sistemą, subalansuoja imuninę sistemą, padeda organizmui susitvarkyti su stresu, laisvuosius radikalus išgaudo ir ta prasme sprendžia priežastį. Ir tokiu būdu, kaip ir pas Ernestą, puikia patirtis, gera istorija. Taip ir nutiko. Jos organizmas pats geriausias gydytojas. Gavo visko, ko reikėjo, negavo viso to, ko nereikėjo, to šlamšto, ir užsivedė visi mechanizmai ir viskas finale susitvarkė ir jinai gali dabar ir apie save papasakot ir kitai moteriai padėti susitvarkyti. Tai toks būtų komentaras. Eglutė, o aš dar norėčiau paklausti tokio dalykėlio. Pavyzdžiui, apie seleną. Dabar žmogus čia išgirdo šitą video ir jisai jau ten bando susirinkti su tuo maistu to seleno ir panašiai. Esu tavo paskaitose girdėjusi, kad jo labai labai sunku susirinkti. Tai norėčiau tiesiog gal dar pabaigai užakcentuoti tai, kodėl mes rekomenduojam tos maisto papildus, ar ne, nes ta maistinė vertė pačiam maiste yra labai sumažėjusi, bet gal galėtum kažkokį, žinau tikrai, kad gali, kažkokį kaip komentarą, kaip faktą pasakyti šiandienai, pavyzdžiui, apie seleną.
Mhm. Nu, vat žmogus įsivaizduoja, kad su maistu jo gali gauti. Bet vat tiesiog toks atsibudimas žmogui. Mhm. Tai čia tiesiog faktai kalba patys už save. Mhm. Europoje, praktiškai visoje Europoje, didžioji dalyje Europoje, tikrai ir visose Baltijos šalyse ir Suomijoje atlikti tyrimai prieš kelis dešimtmečius jau parodė, kad seleno dirvožemyje yra labai labai mažas kiekis, kelis kartus sumažėjęs kiekis dėl nualintos, matyt, dėl nualintos tos žemės, dėl žemės ūkio, dėl visų trąšų, pesticidų, herbicidų ir taip toliau. Ir tiesiog nebeįmanoma iš to dirvožemio tam augalui paimti, nes tiesiog ten jo nėra to seleno. Ir žmogus geriausiai įsisavina seleną iš mėsytės. Tai reiškia, kad prieš tai turėjo pasiganyti ganyklai gyvuliuką, suvalgyti tą žolytę, tada žmogus suvalgyti tą mėsytę ir tas selenas geriausiai įsisavina būtent iš tokios gyvulinės kilmės, sakykime, iš tuo būdu. Ir jeigu tas, kaip minėjau, gyvuliukas yra auginamas nebe laukinėje gamtoje, o fermoje, jisai kombinuotais pašarais šeriamas, ten vėlgi tikrai nėra to seleno, nu, tikrai nededa specialiai to seleno, žodžiu, ir tikrai tos skurdi ta ganėtinai mytyba, trūksta visokių elementų ir gaunasi, kad mes tiesiog neturime šansų gauti to seleno. Ir tyrimai rodo, kad, pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje dar, nu, kaip ir jeigu gyventumėm, dar galėtumėm būtų šansų to seleno gauti. Nu, čia tiesiog yra dėl dirvožemio prastos kokybės. Ir suomiai, žinodami, ištyrė visą tai, žodžiu, žinodami, kad kokia svarba yra seleno, kad tai yra vienas iš svarbiausių antivėžinių mineralų, jie prieš 30 mečius pradėjo tręšti laukus seleno trąšomis. Ir buvo atlikti tyrimai, kiek ten 100 000 gyventojų vėžio atvejų yra. Ir paskui, žodžiu, pradėjo tręšti tuos laukus seleno trąšomis ir už 10 metų atliko pakartotinius tyrimus su vėžiu. Kiek to vėžio atvejų, žodžiu, ar daugėja, žodžiu, pastebėjo, kad kai tik tai pradėjo tręšti laukus seleno trąšomis, ėmė šalyje mažėti vėžinių susirgymų. Tai va, toksai didžiulis tyrimas atliktas ir tikrai, man atrodo, paieškoję galime rasti šiais laikais internete tą tyrimą ir dar patiems pasidomėti. Tai turbūt tiek tam kartai. Ir turbūt labai panašiai galima pasakyti, ką ir Ernesta paminėjo. Ir aplamai prie visų tų kažkokių stipresnių problemų mums reikia priešuždegiminių natūralių preparatų. Tai numeris 1 yra omega-3 riebiosios rūgštys. Taip, kurių mes negauname su maistu, nes nevalgome laukinės jūrinės žuvies. Labai paprastai. Jeigu žmogus sako, kad aš valgau žuvį, aš sakau kokią, jeigu tai yra iš parduotuvės, tai tada žmogui informuoju, kad ta žuvis yra užauginta ūkyje. Jeigu jisai galvoja kitaip, tai sakau, pasidomėk, paskaityk, kaip perki, paklausinėk, yra vis tiek kažkoks tiekėjas, ar ne, nu tu gali galbūt ir atsekti. Bet laukinė jūrinė žuvis, jinai turi visai kitą kainą ir, nu, tikrai mes jos prekybos centruose tikrai negauname. O tik laukinė jūrinė žuvis turi reikiamą kiekį omega-3 riebalų rūgščių. Ūkyje užaugintos žuvis turi riebalą. Taip, mes valgom riebią lašišą, nebėga taukas per smakrą, bet nėra pačios veikliosios medžiagos, nėra pačių omega-3 riebių rūgščių tame tauke. Tai taukas tai nėra omega-3 rūgštis. Taukas tai yra riebalas, bet jame mums reikia iš to riebalo gauti būtent veikliąją medžiagą, omega-3 riebiąsias rūgštis, kurios veikia priešuždegimiškai. Tai jeigu mes valgome maistą uždegimą keliantį, gyvename strese, bėgime, kuris taip pat kelia uždegimą ir darome daug dalykų, kur kelia uždegimą, ir negauname priešuždegimiškai veikiančių medžiagų natūraliai su maistu, nu tai tas uždegimas tai yra, kaip įsivaizduokit, koks duobkasys. Ta duobė kasa ir tas, nu, vat, paskui pasibaigia kažkokia išraiška ligos. Taip. Nu, labai ačiū tau. Tikiuosi, kad tikrai
ta žinutės visos paminėtos, kad tiem žmonėm, kurie sąmoningai pradės domėtis, arba bus tas akcentas, kad, va čia reikia gal pasidomėti, kaip čia kas yra su tuo maistu. Aš dar vieną komentarą noriu iš tikrųjų pasakyti, kad labai dažnai moteris pasirenka hormoninę terapiją dėl kainos. Labai dažnai pasako, kad tiesiog pigiau yra už 10 eurų nusipirkti mėnesiui hormonus, negu pakeisti į sveiką mitybą ar pradėti vartoti natūralius, sveikus maisto papildus, maistinės medžiagas iš maisto. Ir kad tas skirtumas tikrai gali skirtis ir 20 kartų, ar ne? Kalbu, kad jeigu hormonai ten mėnesiui 10 eurų, tai tikrai investuoti iš sveikų, sveiką alternatyvą pasirinkti gali būti brangiau. Sąlyginai. Bet jeigu mes žiūrim ne siaurai, o žiūrim plačiai, kaip minėjau, kad susitvarkė visą tai, galima čia ar ne kartotis ir kartotis, išsprendus tas priežastis, tai mes ateityje ne tik išvengsim endometriozės, mes ateityje išvengsim ir kitų ligų, nes daugumos ligų priežastys yra tos pačios. Uždegimai, detoksikacijos sutrikimai, hormonų disbalansai. Ir ta prasme, toks reikėtų plačiai mąstyti, kad tu atrodo, tvarkai vieną dalyką, bet šalia tvarkai daug dalykų. Taip. Ir dar noriu klausytojams priminti, kad Eglutė veda ir asmeninės konsultacijas, o asmeninės konsultacijos yra apie tai, kad pagal visą jūsų organizmo būklę yra sudaromas ar ne sąrašiukas būtent maistinių medžiagų, paprastai tariant, papildų, kas šitą būklę gerintų arba iš vis pagerintų. Tai jeigu norėtumėt konsultacijos, visada galite čia pačioje yra nurodyti kontaktai kreiptis. Taip pat turbūt, Ernesta, gal ir tu nieko prieš, jeigu žmonės kreipsis ir norės su tavimi asmeniškai pabendrauti, kad ir galiu duoti ir tavo kontaktus, ar tiesiog susirasti Ernestą Jonaitienę. Tai irgi galite, gal turi dar kažkokių klausimų, nes tikrai žmogus tas, kuris yra praėjęs tai ir dabar eina, žymiai geriau sukontaktuoja ir supranta apie visą tai. Ir ką, tai aš labai dėkoju, Ernesta, kad tu pasidalinai šiandieną ir paskleidėm šitą žinią tikrai jau į pasaulį, kad kuo plačiau jinai pasiektų žmonės ir mūsų tikslas ir misija šio kanalo ir yra, kad tiesiog dalintis ir sutrumpinti kitiems kelią. Tai ką, dėkoju, Eglute, tau labai. Ačiū labai jums, merginos, ir visiems, kas mus klausysis, tikrai ko didžiausios sėkmės ir niekada nėra per vėlu pradėti. Taip. Sėkmės. Tai ką, viso tada sakom.